Čia yra PVC, nemaišykit. EPDM ir PVC yra dvi skirtingos medžiagos. EPDM, tai jeigu taip žmoniškai sakant, tai yra kamera. Vizualiai pažiūrėjus, tai kaip dviračio kamera, guma ir jinai klijuojasi visų pagrindu. PVC danga tai tokia kaip linoleumas, kažkas tokio ir jisai klojasi rulonais ir tvirtinasi mechaniškai. Kuom pranašesnė šita už EPDM. Jei nereikia specialaus pagrindo, ją galima dėti tiesiai ant polistirolo. EPDM-ui reikalingas piras, tai super brangi medžiaga, kuri stipriai iškelia. Šita prieglauda yra plonesnė už būsimo fasado apšildinimo storį 5 cm. Čia yra užleista, čia ir ant viršaus. Jeigu šičia yra 20 cm prieglauda, ant fasado užsiklijuos 25 cm polistirolo, užsidės ant viršaus, užsidės cokolinis laštakiukas nubėgti vandeniui ir saugu bus pilnai, kad nepatektų vanduo. Tai reiškia, šitų visų techninių dalykų čia nesimatys.